Vilnius – ekonomiškai stipriausias Lietuvos miestas. Čia fiksuojamas didžiausias vidutinis darbo užmokestis šalyje, sparčiausias gyventojų augimas ir jauniausia amžiaus struktūra tarp didžiųjų miestų. 2024 metais bendros pajamos vienam namų ūkiui Vilniuje buvo 3015 eurų prieš mokesčius, kai tuo tarpu net 7 apskričių bendros vienam namų ūkiui tekusios pajamos nesiekė net 2000 eurų. Čia koncentruojasi didžioji dalis aukštųjų technologijų įmonių, universitetų, tarptautinių investicijų bei paslaugų sektoriaus darbo vietų. Sostinės gyventojai turi prieigą prie greičiausiai ekonomiškai augančio miesto gėrybių, bet ar taip yra visoje Lietuvoje? Šiandien mūsų tikslas palyginti demografinius bei ekonominius rodiklius ir išsiaiškinti, ar jie skiriasi nuo sostinės. Lietuva. Nedidelė valstybė, kurios skirtingus miestus automobiliu galime pasiekti per keletą valandų. Geografinis atstumas tarp Vilniaus regionų gali būti vos keli šimtai kilometrų, tačiau investicijų skirtumas net 7 kartai. Skirtumai tarp sostinės ir regionų pasireiškia ne tik pajamomis ar gimstamumu, bet ir kapitalo pasiskirstimu, o būtent investicijos dažnai lemia, kur kuriamos darbo vietos ir kur formuojasi ekonominis augimas. Kaip būtų keista, vos 15 km atitrūkus nuo sostinės keičiasi ir infrastruktūra, paslaugų sektoriaus galimybės bei estetiniai ypatumai. Štai šiuo metu mes esame prie Rudaminos kultūros centro. Vilniaus rajone Rudaminoje vidutinis darbo užmokestis mažesnis nei sostinėje, taip pat mažesnį aukštąjį išsilavinimą turinčių gyventojų dalis. Laisvų darbo vietų statistika rodo, kad 2025 metų trečiąjį ketvirtį Vilniaus mieste buvo registruota daugiau nei 16 000 laisvų darbo vietų, kai tuo tarpu kai kuriuose apskrityse jų skaičius nesiekė ne 400. Tai rodo, kad darbo rinka Lietuvoje koncentruojasi sostinėje, o regionuose ekonominis aktyvumas yra gerokai mažesnis. Tuo pačiu metu demografinės prognozės rodo, kad iki 2050 metų reprodukcinio amžiaus moterų skaičius Lietuvoje sumažės nuo beveik 600 000 iki maždaug 463 000, o visuomenė toliau sens. Net ir sostinės viduje egzistuoja teritorinė neligybė, skiriasi nekilnojamo turto kainos, gyventojų tankumas ir socialinė aplinka. Vilnius išsiskiria didesniais atlyginimais, didesnė investicijų koncentracija, sparčiai augančia darbo rinka ir jaunesnė gyventojų struktūra. Tuo tarpu daugelyje regionų gyventojų skaičius mažėja, visuomenė sensta, ekonominis aktyvumas yra gerokai silpnesnis. Todėl siekiant subalansuotos šalies raidos svarbu stiprinti regionų ekonomiką, skatinti investicijas už sostinės ribų tam, kad gyvenimo kokybės skirtumai tarp Lietuvos teritorijų būtų kuo mažesni.